Sveiki, mėlyjei. Iš tikrųjų nenorėjau daryti jokio video, neplanavau daryti jokio reportažo, bet tiesiog susiklausė tokia situacija, kad yra iš tikrųjų gražu. Yra ką parodyti, todėl kad plaukėme bėgom. Dabar biškeliai čia viskas aprimo, nurimo vėjas, baigėsi lietus. Esmė yra ne tame. Nesiprašau. Ten prieki, va štai ten prieki yra Kucho Pohano, Švedijos vikingų karaliaus rezidencija. Ir aš ten nebuvau jau keli metai. Ir kažkaip tai netyčia per mano gimtadienį mes susitikome jūroje, du laivai, mano ir vikingų karaliaus. Ir mes sutarėme šiandieną susitikti. Aš be abejo vėluoju, todėl kad čia buvo audra, čia buvo škvalai, čia buvo vėjo, čia buvo visko daug, bet neužilgo, gal pusę valandos liko kelio iki to kranto ir mes pasieksime Puchą. Ir todėl aš padarysiu reportažą, galbūt jeigu išeis, todėl kad mes atplaukėme į jo karalystę, o jo karalystėje, patikėkite manim, ir jūs tai pamatysite, yra ką parodyti. Taigi, iki susitikimo Pucho karalystėje. Galim pasakyti, ahuienai plaukiam. Ėjo. Atseit. Nors vos iš tikrųjų painam per tavėje. Bet jo, viskas gerai. Būrės svarbiausia, būrės iškeltas. Tai tipo mundrai varom visi, ne? Jie įsmukiu, bet ką, normaliai. Bet varom tada. Nu ką, hebrytė, 5 valandos plaukimo, 4,5 pagaliau įveiktos ir mes atplaukėm pas Puchą. Puchas tai yra senovinių laivų, vikingų toksai kaip ir kaimelis. Buvo visko daug, kaip per tą vadinamą jūrą, galim ten blogai matosi. Ne jūra, bet ten bangavo neblogai, buvo visko ir vėmimo, ir čikimo, atsiprašant. Tikrai ir verkimo, ir visko buvo. Bet pagaliau štai mes čia. Prie jo legendinio laivo. Štai mūsų laivelis stovi šalia. Nu ką, kelionė įveikta. Ir mes pagaliau esame čia. Tai va, kviečiu visus čia iš tikrųjų apsilankyti, kas bus Švedijoje, nes tikrai nuostabi vieta. Dabar blogai gal matosi, tamsu. Miško apsuktyje. Štai ir bariukas yra vietoj. Viskas yra. Ir mes pagaliau esame čia. Linksmi, laimingi, nebevėmėm, nebešikam, kaip pirmai sakiau. Nėra reikimų, nėra nieko. Įveikėm ir atplaukėm. Tai va. Iki rytojus, draugai. Taigi labas rytas, mes jau toje vietoje, kur ir turėjome plaukti. Plaukti sekėsi mums gana įdomiai. Gavome vakarė vėjo, bangų, tačiau buvo jau tamsu, todėl nefilmavome. Na ir iš tikrųjų neigi to buvo Aistė, jinai sunkiai perneša tą bangavimą, jinai turi tą didelę jūros lygą, tai ir vėmė, vargšė ir vidurius jai paleido, žodžiu, jai buvo sunkoka. Tačiau šiandien išaušo naujas rytas, vėjuotas, bet saulėtas ir dar vienas šio gražaus gyvenimo rytas. Ir dabar noriu parodyti tai, dėl ko mes čia ir atvykome. Taigi, čia mūsų laivelis ir žiūrėkit, kas čia. Aragadagadam. Tai yra tikras piratų kovinis laivas. Tai yra 15 amžiaus tipo laivas. Jisai buvo rastas Baltijos jūroje, nuskendęs prie Švedijos krantų ir pagal jo liekanas šitas Puchas, mūsų draugas, Švedijos vikingų karalius, paėmė jį ir atkūrė. Tai reiškia, čia yra 200 tonų ąžuolo.
tame tarpe ir lietuviško ąžuolo. Didžiąją dalį ąžuolo jisai vežėsi iš Lenkijos, bet kažkiek tai ąžuolo prasivežė ir iš Lietuvos. Taigi einame aš dabar ir parodysiu šiek tiek daugiau jo. Čia yra tikros patrankos, tikriausios patrankos ir jos veikiančios, šaudančios. Kai jisai statė šitą laivą, jis ieškojo nupirkti tokių patrankų, bet nupirkti negavo. Tai todėl jisai pats jas išsiliejo. Įsivaizduojate, ant kiek koksai nagingas tai yra žmogus. Jis išsiliejo tikriausias patrankas, kurios veikia. Tai yra 4 patrankos, 2 čia, 2 ten, 8 ir 2 mažytės atrodo tenais. Na, viską pažiūrėsime palaipsniui. Taigi, nu ko čia pradėti rodyti? Reiškia, čia šitas balkis iš tikrųjų yra burės rėja, kuri sulūžo. Ir dabar ją reikės remontuotis. Ir tai greičiausiai yra ta priežastis, dėl ko aš čia atvykau. Aš čia buvau paskutinį kartą prieš 2 metus ir matau daug pasikeitimų. Ta prasme, vaizdelis toks, kad pačios geriausios dienos šito laivo ir visos šitos vietos jau praeityje. O todėl, kad mano draugui Puchui rado galvoje auglį, jį išoperavo, na ir sušlubavo iš tikrųjų smarkiai sveikata. Ir kai tokiuose dalykuose būna, nesvarbu kokią komandą tu turi, bet kaip kapitonas susirga, ta siela susirga ir pasitraukia, tai niekas daugiau negali atlikti to darbo. Tai va čia matyti tas atvejis ir yra, kada be boso, na, viskas ir žlunga, komanda be vado kaip ir gyvuoti negali. Na, tiesiog dabar einam pasižiūrėsime laivą, paskui grįžime ir prie tos temos. Taigi, įsivaizduojate, tai yra padaryta iš cielo ąžuolo šaknies ar šakos. Žodžiu, nežinau, visa tai yra padaryta rankomis. Visos detalės rankomis. Statinė. Visos šitos, visi šitie dalykėliai yra iškalti kalvio darbas. Viskas tai yra padaryta rankutėmis kalvio ir nagingų meistrų. Taip. Į 2 aukštą užlipsime, į 2 denį užlipsime vėliau. Taigi dabar čia jau užrakinta, bet čia, kiek aš atsimenu, tai buvo būrių sandėliukas. Ir pažiūrėkite, netgi spynos yra autentiškos, senoviškos, čia greičiausiai originalas senoviškas. Viskas padaryta kalvio rankų darbo. Visos šitos kniedės, aš dabar neatsimenu tikslaus skaičiaus tų kniedžių, kiek čia jų reikėjo, bet pamenu, kada mes šnekėm, kai jisai man pasakojo apie tą laivą, tai vien šitom kniedėm buvo išleista 800 000 pinigų. Vien tik tai kniedėmis. Čia yra kapitono kajutė, kaip čia dabar pasakysime. Viskas yra senoviškai, bet viduje yra naujausi kompiuteriai. Šitas laivas padarytas nors ir senoviškai, bet jisai valdomas joysticku. Paskui parodysiu. Čia yra burės pakelimo gervė. Va tu šitų svirčių 3 vyrai kabinasi ir suka šitą gervę ir tuo būdu šita rėja kėlėsi į va šitą va aukštį. Būrė, rėja su būrė, jei gerai atsimenu, svėrė apie toną. Tai įsivaizduojat, vyrai turėdavo pakelti čia toną į šitą va viršų. Ir prieš kelis metus audroje šita rėja lūžo. Na, lūžo todėl, kad iš tikrųjų, medis ir jisai papuvo, sutrūnijo ir lūžo.
Ir pasirodo dabar, kodėl aš esu čia, kad Švedijoje nebeliko meistrių, kurie galės padaryti tokį dalyką. Na ir greičiausiai teks užsiimti man šitais dalykais. Ne, nesvarbu, grįžtame toliau. Einame prie rumpelio. Įsivaizduojate, rumpelio dydis. Rumpelio dydis. Aš nežinau, ar perdodo čia telefonas visą šitą reikalą, bet rumpelio dydis tai yra kažkas tai. Ir užsifiksuojasi va tokiom va atotampom, nes šiaip išlaikyti audrai, ypatingai vėjų pučiant šitą dalyką, nu, čia yra neįmanoma. Tai todėl pagavus reikiamą kursą, jį fiksuodavo šitom atotampom, na, taip ir plaudavo. Čia laikydavosi mariakas, kad nenukristų, nes iš tikrųjų nors ir didelis laivas, bet audroje jisai siūbuoja. Va čia šita skrynė yra, čia yra parakas ir užtaisai patrankom. Dabar uždėjo šitą spinelę, bet kažkada tai nebuvo atidaryta. Na ir aš čia viską mačiau, kas čia yra. Visas laivas yra padengtas šara. Šara tai yra medžio derva, kitaip sakant, degutas. Tai kvapas čia, jūs neįsivaizduojate, koks yra kvapas. Taigi dabar bandome lysti į gyvenamąjį patalpą, į triumą. Aš nežinau, ar telefonas užteks telefono šviesos, įjungiau. Taigi, štai čia yra pirmas jūreivio gultas. Ten yra, na, kažkokia tai rundukas, daiktadėžė. Čia iš tikrųjų gyvena vaiduoklė ir buvusių piratų sielos. Iš tikrųjų, mes čia miegodavome kartais ir ne kiekvienas išdrįsta čia praleisti naktį, todėl kad čia šitas laivas yra gyvas. Jame gyvena ir pelėdos, ir žiurkės, ir dar kažkokia tai gyviai naktį čia ūbauja, šūkauja, švilpauja. Na ir tikiu, kad čia tų piratų vėlės taip pat gyvena, todėl kad ne kiekvienas čia gali praleisti naktį. Iš 10 žmonių, kurie čia nakvodavo, nes čia galima nakvoti, čia žmonės ateina ir bet kokį uždyką gali praleisti naktį. Tai ne kiekvienas čia gali šitame laive praleisti, todėl kad jis yra gyvas. Tai va gyvendavo piratai ir senovės mariakai. Čia va gultai, čia gyveno 1, 2, 3, 4, 5 žmonių, na, sakykime, kajutė, ar kaip čia pavadinsi, nu, kajutė. Ir čia, kitoje pusėje, vėl tokia pati. Taip, einame į kambuzą. Čia jau yra kambuzas. O, pasirodo be šviesos, jeigu išjungiu šviesą, vaizdelis gal ir geresnis. Taigi, autentiškas kambuzas. Na, tai yra virtuvė, kajut kompanija. Na ir viskas. Reiškia, čia kriauklė, čia senoviška maisto viryklė gaminama. Nu, dabar jinai įdėta naujoviška, bet tai būdavo senovė irgi lygiai taip pat. Senoviniai stalai. Čia piratai darydavo, sėdėdavo, keldavo puotas, matyt, čia ir valgydavo, ir spręsdavo, kurią šalį užpulti, galbūt ir Lietuvą. Tame tarpe. Turint omeny, kad anksčiau šviesos nebuvo, tai čia buvo iš vis prieblanda. Neturėdavo jie kažkokias tai balanas, bet visą laiką būdavo tokie prieblanda. Čia yra sandėliukas, kažką tai dėdavo malkas matyti, arba grobį prisiplėšę. Ten yra dar vienas aukštas žemyn į triumą, nu, bet tenais neįsimės, mašinų skyriai, visokie kitokie dalykai, ten iš vis šviesos nėra, tai va. Taigi čia irgi, va tai va, ten dar vienas gultas yra, nu, čia sudėti visiems rakandam. Išlipimas štai yra, va toksai va, nu, bandome lipti viršo.
Taigi, einame dabar į antrą denį, į viršutinį denį. Tai yra kapitono valdas. Iš čia kapitonas žiūri, kas vyksta aplinkui. Taip, čia yra stovi didelis žemėlapis. Na, ir vat kapitonas čia mato viską, kur jisai plaukia. Taigi, o technika dabar sudėta naujoviška. Ir einame dabar parodysiu. Štai, dabar valdymo pultas yra toksai. Žiūrėkit. Ir va džoistikai. Matote? Ir va kapitonas Pūkas va čia va stovi. Ir savo, va tai va valdo šitą visą monstrą. Padarė stogelį, nes na, čia vyksta pokeliai. Bet dabar matosi, kad čia seniai jau vyko kažkoks pokelis. Matyt, kaip jau ir sakiau, šeimininkas susiligojo. Na ir niekas daugiau čia nevyksta. Laivas merdi. Tačiau vis tiek galima pamatyti jo buvusią didybę. Taip, čia turime tūliką. Viskas kaip senovėje. Pamiršau, kas yra čia. Čia atrodo, ar tai inkaro pakėlėjas buvo, ar kažkas, tai šitą gerį pamiršau, todėl nemeluosiu. Taigi, mažytės, dar kelios mažytės patrankytės. Įsivaizduoti, visą tai šitas žmogus pasidarė pats. Ir jos šaudo, jos tikros. Nes jeigu matote, va čia dedasi dagtis. Ir einame dabar į patį priekį. O pats priekis yra galjūnas. Kitaip tariant, tūlikas. O kodėl tūlikas būdavo priekį? Todėl, kad rėjinis laivas visą laiką plaukdavo daugmaž pavėjui ir vėjas pūsdavo nuo laivo. Todėl kakučių kvapas ir neidavo į čia. Tai todėl tūlikas visą laiką būdavo ten padarytas. Na, gale ten, kur rodžiau, tai ten jau kapitono. O čia yra komandas. Tai einame į viršų, pasižiūrėsime, koks ten vaizdelis. Jo, viskas jau palūžė. Darbelių bus čia nemažai. Įsivaizduojate, ir visą šitą bandūrą kiekvieną pavasarį reikia ištepti dirvą. Kiekvieną pavasarį naujai ištepti dirvą. Įsivaizduojate, koks čia darbas. Nu, čia iš tikrųjų įsidarbinė tada velnio, nes čia matote viskas yra ištepta medžio dirva. Kvapas, jūs neįsivaizduojate. Kvapas, aš galiu pasakyti, matėte kaime, kada nors tikrą rūkelničią, va tas kvapas. Tai va čia va atrodo, kad tokia yra didelė rūkelničia. Taigi, va taip atrodydavo galjūnas. Galjūnas atlikdavo ne tik tūliko, na va štai, tūlikas. Ir ten viskas, kakaliukai visi krisdavo, o ten žemyn. Na, bet taip ir pat čia stovėdavo žvalgas. Na ir žiūrėdavo, ieškodavo laivų, seklumų. Na, čia toks kaip ir apžvalgos bokštelis, na iš tikrųjų aukščiausia šito laivo vieta. Čia nėra tos karūnos, kaip kad kituose būriniuose laivuose, kad tenai žmogus įlipdavo. Jau čia kitos klasės laivai. Ne čia rėjinis, čia vikinginis dar laivas. Tai ten negalėdavo žmogus būti, čia būdavo tiesiog rėja, būdavo tokia didelė. Tai apžvalgos bokštelis būdavo čia. Įsivaizduojate visą šitą galybę, didybę. Ir palyginus mano laiviukas su šitu, Dievas pirgas. Ir dar prieš porą metų aš jį sutikdavau plaukiant, aš pats su juo esu plaukęs. Tai
žodžiu, šito negalima nupasakoti, čia reikia tiesiog pabūti ir pajausti tą dvasią senovės, nes išvaldyti tokį laivą, plaukti per jūras, ypatingai atšiauriomis sąlygomis, kaip yra Švedija, Norvegija, žiemos metu, kai čia bangos pila per šitą denį, ritasi, o dar jeigu dar kariauja, jie čia šaudosi, Dieve mano, įsivaizduojat, kas čia vykdavo. Kokie geležiniai žmonės čia gyvena, palyginus su dabartiniais, tai čia net nėra ką lyginti. Taigi. Na ir kol dar žemėje yra žmonių, kurie sugeba savo rankomis pastatyti va štai tokį dalyką, tai yra vilties, kad šita civilizacija nežlugs, todėl kad kiekvienas va toksai vyras, jisai yra ir tėvas. Jisai perduos savo žinias ir savo dvasią savo vaikams. Ir jie neš per gyvenimą tą žinias ir galbūt jie perduos savo vaikams. Ir taip pat savo gyvenime jie atliks kažką tai tokio. Ir taip kūriama istorija, taip ta istorija ir išlieka. Deja, Lietuvoje mūsų istorijos jau nebesaugo beveik niekas arba labai mažai. O čia va šita istorija vis dar gyva ir ją saugo. Blemba. Čia šitą vaizdą reikia pamatyti. Taip, einame dabar čia, papasakosiu šiek tiek plačiau, kas čia vyksta. Aš nežinau, man atrodo dabar tas restoranas jau neveikia, bet va čia va yra restoranas, bent jau buvo, mes čia valgydavome. Kol Puchas nesusirtavo, matote kėdės, čia restoranėlis, galima pavalgyti, čia kepa kažkokius kepsnius, kažkokius švediškus dalykus, žodžiu, va tai va ten yra kalvė, ten yra begalė kitų laivų, parodysiu. Tai va. Aš kada atplaukiau, tai man mintis buvo nueiti į pirtį, nes mes čia pirtindavomės. Čia yra va pirtelė, bet atplaukiau, jau čia stovi kažkoks tai laivas. Nesvarbu, aš užėjau į pirtį ir baisiai nuliūdau, todėl kad pirtis yra išardyta ir jinai daugiau nebe pirtis. Iš kubilo liktai buvo tik tai pečius liko. Žodžiu, čia vat buvo tokia pirties, tokia pirties teritorija, daugiau jinai nebeveikia. Labai gaila. Tai va, pažiūrėkite, kaip atrodo iš šono šitą didybę. Blemba. Aišku, telefonas velnia, ką čia perteiks. Bet, o va šitą prieš 2 metus nebuvo. Reiškia, dugną jau paremontavo, apsiuvo metalu. Baisaus. Tiesiog ateina tas momentas, kada reikia daryti remontą, nes net ir metaliniai laivai sugenda, surūdyja ir juos reikia taisyti. Tai va čia yra medinis laivas. Prieš kelis metus mes čia sutikome Joninės. Čia Puchas kepė krabus, šitus krabus, žodžiu, gerybės visokias. Čia buvo sudėti stalai, kurių dar biškį liko. Ir o ten va, aplink šitą kryžių savotišką, va čia va matos. Jų tą šokį švedišką Midsomerio. Turime tuliką, ir pasivat begalę šitų išsaugotų vikinginių valčių. Jisai jų turi, aš net nežinau kiek, begalę. Bet anksčiau jos visą laiką, sakydavo, būdavo jos vandenyje ir būdavo visokios varžybos ir klodavo vikingai, varžydavosi visai po šiandien, matote, jos visos yra ant kranto. Nenaudojamas. Matyt, kaip ir sakiau, tik dėl to, kad nėra kam. Štai būrės sudėtos.
apleistos. Čia laivų. Apie šitą laivelę norėčiau papasakoti šiek tiek daugiau. Tai taip pat vikinginis laivas, bet šitas ne karinis, jisai pirkliai su juo plaukdavo, veždavo krovinius prekybinis. Tai su šitu laivu prieš keletą metų aš organizavau kelionę į Lietuvą, bet taip ir neradau komandos, kuri būtų norėjusi plaukti su manim. Na, o vienam tokį laivą išvaldyti šansų nėra jokių. Bet ta prasme, ta idėja yra dar gyva. Ir galbūt kažkada mes pakelsime jam bures ir atplauksime į Lietuvą. Nes kažkada ir Lietuvoje ne tik kurienai būdavo, bet šito tipo valtis taip pat plaukiojo, todėl kad mūsų kultūros švedų, vikingų ir kuršių vikingų lietuvių buvo glaudžiai persipinusios. Mes ne tik kurienus turėjome, mes turėjome ir šitus laivus. Tik tai, kaip ir sakiau, mūsų istorija kažkodėl tai daug dalykų nutyliai, nesuprantu kodėl. Taip, anksčiau čia būdavo visą laiką kūrenamas laužas, kepami šernai. Dabar kažkodėl čia viskas apleista. Čia dirbo kalvis. Kaldavo visokius tradicinius dalykus. Na ir rodydavo žmonėm, kaip tai vyksta. Todėl, kad čia susirinkdavo begalė žmonių, ypatingai vasarą. Čia tūkstančiai žmonių susirinkdavo. Tiesiog, nes viskas čia už dyką yra. Ne už dyką yra tik tai va čia ledų kioskas, ir ten restoranėlis, kad žmonėm pavalgyti. O taip žiūrėti šitas muziejus yra viskas už dyką. Netgi tame laive miegoti, kaip sakiau, naktį, tu gali už dyką. Taigi, ledų kioskas. Na, o ledų kioskas gal ir dirba, todėl kad kainoraštis vis tik yra. Kava 25 kronas, 2,5 eurų, ledų kainos. Jo, čia daug kas pasikeitė, va čia būdavo daržai. Čia būdavo daržai ir čia augdavo daržovės. Dabar jų nėra. Čia šaudydavo iš lanko, čia taikiniai. Blemba, kaip liūdna iš tikrųjų. Ir smagu atvažiuoti po daugybės metų čia, ne daugybės, 2-3 metai čia nebuvęs. Ir smagu, ir kartu liūdna, todėl kad pamatai, jog tai miršta. Katapultos, tikros katapultos. Ir jos veikdavo, mes čia mėtydavom iš jų, dar svoris likęs. Blemba. Ir viskas apleista. Blemba, kaip liūdna iš tikrųjų, Net verkti norisi, o čia tiek laiko buvo praleista. Čia taikiniai, čia šaudydavom. Blemba, ir atvežtas trinkelės, buvo žadama kažką tai daryti ir nieko nėra. Blemba gaila. Įsivaizduojat, pažiūrėkit ilgį. Iš šito ilgį 18,5 metrų, 20 irkluotojų išvystydavo 12 mazgų greitį. Čia yra originalas 40 metų. Blemba. Žmogus išsaugojo, visą šitą išsaugojo ir nėra kam perimti estafetę. Žmogus susirgo. Net ir, kai žiūri tokius dalykus, širdis krauju apsipila, ypatingai man, todėl kad mano visas gyvenimas taip pat susijęs su istorijos puoselėjimu. 25 metus aš dirbau su mediniais laivais, juos stačiau lietuviškas tradicinės valtis. Paskui žinių, norėdamas pasisemti, aš atvykau į Švediją, sutikau tokį patį durnių kaip aš, Puchą, kuris dar toliau nuėjo už mane. Štai kokį kaimelį pastatė. O kažkada jisai man pasakojo, jisai pirko šitą teritoriją, tai čia nebuvo nieko, čia tiesiog buvo krantas. Ir štai kas iš to kranto padarė.
jisai ieškojo Švedijoje va šitų laivelių. Ką negalėjau nupirkti, jisai pasistatė. Žodžiu, ir dabar neturi kam perduoti. Sūnai, sako, jisai turi sūnų. Mūsų dukros draugauja su jų sūnais. Sūnam tai tapo nebeįdomu. Ui, nu kažkaip, vat, sakau, taip liūdna. Va čia kirvis mėtydavome. O dabar matosi čia jau seniai niekas iš kirvių, tų kirvių nebešvaisto. Liūdna. Liūdna. Stogas apšepęs, niekas netvarko jau. Blemba, nu. Taigi, atsikels puchas, sėsime mes prie stalo. Ir aš numanau, apie ką bus pokalbis. Galbūt pasiseks įtikinti puchą, kad gal dar verta dar kartą pabandyti pūsti ugnelės šią vietą. Tas kubilas buvo toj pirties zonai, dabar matote, padarė tiesiog vaikų žaidimo aikštelę, nes matyt niekas neužsiema pirtim, todėl kad kiekvieną kartą po žmonių reikia išvalyti, reikia paruošti ir matyt jau nebėra kam. Todėl taip ir vyksta. Čia buvo stogelis, tas stogelis nuplėštas. Dabar turbūt žmonės čia ir nevažiuoja, nevalgydinami, todėl kad Švedija tai pastovi lietus, na ir kitų čia pavalgys ant lietaus. Va čia kažkada mes atplaudavome ir čia šitą aikštelėje šokdavome valsą, čia aplinkui stovėdavo didžiuliai prabangus laivai. Ir čia mūsų šitas medinukas čia. Ir mes išeidavom su Aiste, užleisdavom muziką ir dviese tiesiog čia šokdavome. Žmonės žiūrėdavo su pavydu. Štai dar du. Dydį įsivaizduojate laivą? Tai va, kaip ir sakiau, vaikštau aš čia, pusė širdies džiaugiasi vėl sugrįžus į šitas vietas, žinote, lygiai taip pat kaip tu sugrįžti į tą sodybą, kurioje tu užaugai, randi, sugrįžti malonu, bet kai žiūri akimis, kai jinai jau sunyko, sodas apaugo žolėm, na, širdis verkia. Tai vat man tokia nuotaika ir dabar yra. Čia niekas nėra mano, čia yra ne mano, bet čia praleista begalė, daugybė laimingų, nuostabių akimirkų. Praleistas laikas, daug išgerta čia romų, daug išgerta čia alaus ir kepsnių, čia daug suvalgyta ir naktų daug permiegotų, ir dainų čia begalė sudainuota, ir draugų aš esu privežęs mines. Ir štai vėl aš sugrįžau ir kažkaip tai viskas čia yra ne taip. Pažiūrėkite į vairalazdės rumpelio dydį. Tai čia aukštis yra kokie 3 metrai. O tokie laiveliai čia. Na ką, ekskursija ateina į galą. Nežinau, ar aš čia kažką tai pafilmuosiu. Atrodo, kad jau beveik viską parodžiau. Dar ten gale yra dar krūva laivų, vikinginių, tokių visokių. Bet esmė yra štai va šitas laivas. Čia yra, wow, jį reikia pamatyti. Reikia pajausti tą dvasią, reikia uždėti ranką ir pajausti šitą žudimo galią, blemba. O kartu ir grožį, kartu žinias, visą tai juk žmogaus rankų darbas, paprasto žmogaus ir jo proto, jo intelekto darbas.
Sako, senovėje žmonės blogai gyveno, jie buvo kvaili. Ne. Senovėje gyveno protingi žmonės, daug protingesni už nūdienos. Dabar tai gyvena dundukai, blėt. Nes jeigu jam reikėtų pasidaryti dabar va tokią patranką, blėt, jis nežino, iš kur metalas gaunasi. Jisai galvoja, kad nuvažiuoja į Lytagarą, nusimerkė metalą, o jie kasdavo rūdą, patys lydydavo. Ir vat padarydavo viską savo rankomis. Fabrikų tai nebuvo. Buvo tiesiog ūkiai ir amatininkai. Paprasti žmonės, kurie žinojo savo amatą ir tai darė. Tas virvės pynė taip pat patys, viską patys darė. O ką dabar patys darė? Dabar nieko, dabar patys sugeba tik tai maksimą nueiti ir nusipirkti, blėt, sušikto, sušvingusio plasmasinio maisto. Dabartinė visuomenė yra vartotojų visuomenė, o anksčiau kūrėjai buvo ir jie sukūrė šitą pasaulį tokį, koks jis yra šiandien. Tokį, kokį šiandienos vartotojai jį bando sunaikinti ir sunaikins. Todėl, kad niekas daugiau tokių dalykų jau nebekuria. Nežino kaip, vertės to nežino. Viskas dabar verčiama pinigais. Pinigais. O kas tai yra pinigai? Tai yra popierius ir skaičiukai banke. Tai yra niekas, tai yra oras. Netgi mano šitą laivelį kažkas irgi padarė rankomis. Na, tiek to. Užteks demagogijos, gyvenimas tęsiasi, viskas eina į priekį. Ir manau, kad šitoje vietoje viskas bus gerai. Ir su jumi viskas bus gerai. Taigi, iki kitų kartų. Gal dar kažkokį video padarysiu, nes žada blogą orą, mes šiandien būsime, šiandien bus audra. Čia užuovėje, čia nėra, bet ten pučia. Tai šiandien visą dieną mes būsime čia. O ryte galbūt bandysime plaukti pavėjui namo. Jeigu vėjas leis, tai gal dar kažką užfilmuosiu. Jeigu užfilmuosiu, tai mes dar susitiksime. O jeigu nefilmuosiu, tai čiau. Taigi sakiau, kad viso gero, bet dar kartą labą dieną. Štai, kad neiškenčiau, atėjau pasižiūrėti čia į kitus laivus. Taigi čia naujas. Čia prieš 2 metus va šito va nebuvo. Taipgi aš apie jį papasakot nelabai ką ir galiu. Aišku, čia kad vikinginis, visa kita tratata. Jisai buvo pastatytas 1981, ne, 79 metais, rekonstruotas 83, 22 metrai ilgio, pusę metro gylio, 15-25 žmonių įgula, būrių 60 kvadratinių metrų būrė, štai toks vikinginis laiviokas. Blemba, čia tai jau šitas jau karinis jau būdavo, jau čia atliekdavo į kokią rusnę ir bandydavo tenais apiplėšti ją, bet gaudavo į kuprą nuo kuršių ir su jie labai smarkiai skosdavo namo. Arba būdavo kuršiai, nežinau. Šitas laiviokas buvo veikiantis, bet Puchas išvažiavo atostogų, paliko žmogui jį prižiūrėti, žmogus jo neprižiūrėjo ir jis va ten va paskendo. Nu ir buvo planas jį atgaminti, atstatyti, na, bet taip ne visi planai realizuojasi. Tai va, galybė čia pas jį šitų laivų. Kur plaukia, Aiste? Plauktum su manim per jūrą su šituo? Jeigu nebanguotų? Ne. O kodėl? Kur tik ne į Lietuvą. Į Rusiją varysiu. Į Kaliningradą? Davai. Davai, varo. Tai va. Na va, o paskui galbūt dar nueisime į Pucho pastatytus tikro vikingų karaliaus rūmus, taip kaip gyveno karaliai anksčiau, senovėje. Jisai pagal atrastus brėžinus, nu, taip pat atkūrė ir dabar tenais padarė viešbutį, pokylių salę, taip toliau, na, taigi vėliau nueisim ten. Taip, šitas rūmai, na, ne tokie rūmai, kaip jūs pratę matyti kažkur tai senamiesčiuose, na, tai vikingų karaliaus rūmai. Iš tikrųjų atkurta irgi pagal
senovės rastus griuvėsius. Aišku, adaptuota prie naujovės, nebūdavo senoviai šitų langų, dar kažkokių priestatų, bet vat, tas stogas, tas visas toks gaila, negalim įeiti į vidų, kažkodėl tai užrakinta, anksčiau nebuvo. O šito namelio anksčiau nebuvo, čia naujadaras, čia dabar tu gali įsinuomoti, na ir va, praleisti nuostabų laiką. Čia. Jėza, koks paveikslas, žiūrėkite. Vau! Taigi, einame gal pažiūrėsim šiek tiek į tuos naujadarus. Va šitos teritorijos irgi va čia va prie šito namo nebuvo. Tai aš nežinau, ar čia skirta dabar kokiam naudojimu, ar čia žmonėm, ar čia Puchas pats savo pasidarė, nes jis savo tam name gyvena. Na, greičiausiai čia turbūt nuomos. Žiūrėk, čia oranžerėja, kur žiemą gali baliavoti irgi. O, du. Vienas baseinas, kitas baseinas, nu, įleistas kubilas, trečias kubilas, ten sauna. Nu jo, čia žiemą gali išsinuomoti ir daryti balių, vestuvės ir visą kitą, ką tu tik tai nori. O čia va, šitas va geltonas va, čia yra tikras auksas, čia dengta auksu. Grožis, ne? Anksčiau būdavo atidaryta ir galėdavo laisvai įeiti. Taip, šitas režimas yra kažkokios tai replika 9 amžiaus rastas Osle, Norvegijoje. Tai buvo karalienės Asos karieta, kurioje jinai buvo palaidota kartu su sėklomis, medžiagomis, briliantais, kartu su savo vergais, arkliu ir kitom brangenybėm. Tai rado šitą kapą ir atkūrė vat taip autentiškai, vat taip viking, vat taip ta karalienė buvo palaidota tokiam va kartu su savo vergais, arkliais, briliantais, auksu ir visa kita. Na gal vėliau, kada Puchas atsikels, užeisime į vidų, parodysiu, kaip yra viduje. Žiūrėkit, koks raktas. Wow. Nu, nenoriu eiti į vidų, negražu. Tai va čia va yra viskas padaryta, padengta auksu. Ir viskas raižiniais. Va taip vikingai gyveno senovėje. Ir žinote, va tai yra pasaka, sako, senovėje žmonės vargingai gyveno. Neturėjo nieko, vargingai gyveno. Daug dievė, kad mes tai vargingai gyventume, kaip gyveno jie. O dabar mes iš tikrųjų vargingai gyvename. Valgom šūdiną maistą, važiuojam šūdiną mašinom ir dirbam, neturime laiko gyventi. Dirbame tam, kad važinėtume su šūdiną mašinom, mokėtume bankam ir mūsų gyvenimai priklauso tik tai bankam ir maksimum. Nes visą laiką savo gyvenimą mes dirbam, kad išleistume savo pinigus būtent tiem mano paminėtiem dalykam. Ir vadiname, kad tai yra turtai. Šūdas, o kur buvo gyvenimas ir turtai. Na ką, grįžtame laivus. Tai dabar jau turbūt tikrai viso gero ir iki kitų kartų. O galbūt iki pasimatymo. Taigi, čiau.